puikus vaizdelis, kaip tik toks ir yra. Suomiai varo gerai, lietuviai štai dabar pelno pirmosius taškus. Jonas Valančiūnas. Jonas Valančiūnas, gražus perdavimas Donatui Motiejūnui. Taip kaip dirbama treniruotėse. Pražanga. Marimi lietuviai, lieka 4 minutės iki šio ketvirčio pabaigos. Jonas Valančiūnas toli nuo krepšio, štai dabar atiduoda jį Martynui Pociui. Martynas Pocius grąžina įsibėgėjusiam Jonui Valančiūnui ir jau tada sustabdyti jį sunku. Artėja prie pabaigos, viskas, kas jiems liko, tai yra 2 kontrolinės rungtynės. Sužais jie su australais Helsinkyje. Australų, Suomiai dar sužais su prancūzais. Abiejos rungtynės vyks rugpjūčio pabaigoje, rugpjūčio 22-23 dienomis ir po tų susitikimų likus tik savaitę iki čempionato Suomiai daugiau su nieko jokių kontrolinių mačų nežais ir vyks į pasaulio pirmenybes. Yra pasiruošęs pastatyti užtvarą Jonas Valančiūnas, Mantas Kalnietis toks labiau pasislėpęs už Jono Valančiūno pečių, pranėrė ten pro 2 varžovus ir abu tie varžovai ir liko su Mantu Kalniečiu. Dar kartelį čia šitas epizodas, o šalia Jono Valančiūno nieko. Ir galingas dėjimas iš viršaus. Jonas Valančiūnas užtvarą, gauna kamuolį Jonas Valančiūnas. Nepriekaištingas pikė sugebėjo tą padaryti praėjusios atakos metu. Lietuviai apsigynė 51-47. Jonas Valančiūnas aikštelėje baudos ir iš karto be didelių baudų metimus iš 4. Jonas Valančiūnas rungtyniauja 17 numeriu. Tai yra tokiu, kokiu rungtyniauja Toronto Raptors ekipoje. Po to tenka tą numerį pasimažinti į 14. Pavyzdžiui, nors, aišku, darbininkas gynyboje, 0 taškų, prametė abu savo metimus. Mati Nutininas. Ir dar viena pražanga. Mantas Kalnietis keičia Adą Juškevičių. O Jonas Valančiūnas prameta baudos metimą. Ir daug brokelio. Jonas Valančiūnas. Praėjusiais metais, kadangi tada Eriko Merfi nebuvo, Jonas Valančiūnas buvo ir tada, yra ir dabar. Ir pelno 15 tašką šios dienos rungtynėse. 71-61. Na va, pagaliau abu. Taikliai mėtant į 3 taškius komanda gali laimėti vienerias, gali laimėti 2 rungtynės, tačiau negali laimėti trofėjų ir medalių dėl to, kad taip vienpusiškai ir paprastai Deividui Gailiui varžovai šiandien neleidžia įmesti savo 3 taškio. Jonas Valančiūnas